Biškai nepažiūrėjo dydį, man atrodo. Pavyzdžiui, yra kažkoks individualus vonios gėlis. Turbūt jau aišku, kokia mano eglutė šiemet bus. Sveiki, kadangi žinau, kad jums patinka pirkinių video, tai pabandysiu greit parodyti. Tai, kadangi turėjau laukti šiandien Vitos, kad jinai buvo gimtadienė, tai užėjau Martiną. Ir Martinoj nusipirkau šito aliejus, aš jį anksčiau pirkdavau, labai mano plaukams tiko ir patiko. Bent jau kiek pamenu, tada kažkoks irgi aliejus, ne aliejus, o kaukė. Plaukams tiek tas yra ukrainietiški. Irgi žinau, kad tikdavo. Tada kažkokia nematyta dantų pasta pas mus kaip tik baigėsi. Paėmiau pabandyti. Tada kaukės, dantų išties ne prie ko. Tada taip pala, aš paėmiau ir tą. Nu, žodžiu, to nepadėjau, šitą paėmiau. Nes šitą žinojau, kad koksai, sako, šitą pabandysiu ir galvoju, kodėl čia taip, nesvarbu, naudosiu abu. Šitą ta pati linija. Ir tada paėmiau tokį kojų kaukę šildančią. Tai gal net dabar eisiu, užsidėsiu, pasidarysiu, nes kažkokios kojos po dienos vaikščiojimo batuose pavargę. Tai čia iš Martinos pirkiniai, kramtamo guma šiaip tiesiog pateko. Tada, žodžiu, visa istorija, kad čia su vienu žmogum juokavom ir iš tikrųjų prisijuokavom, nes sakė, negaliu rūšiuoti, nes neturiu į ką dėti šiukšlių. Ir buvo gimtadienis, sakau, tai gal to gimtadienį padovanot šiukšliadėžę, sako, jo, padovanok. Tai va, tai žodžiu, važiavau iki pirkti šitos šiukšliadėžės, iš tikrųjų, ne taip, kad vien tik šiukšliadėžės ir ne vien tik tai, kad važiavau, bet žodžiu, ta prasme, buvo kaip buvo. Tai nupirkau tą rūšiavimą šiukšliadėžę, tada man reikėjo vienos dėžės šitos tokios su skirtuku. Tada aš turiu tą su lipniais lapeliais, tokio niekad neturėsiu, noriu išbandyti. Čia yra tai pūkų rinkiklis. Tai labai įdomu, kaip čia jis veikia. Ar tikrai nuvalo. Ir tada dar vienas dalykas yra, niekur neradau žvaigždučių atskirai ir normalaus dydžio formelių. Niekur. Nesuprantu, kaip yra ta kometa, mes tų kometų turim, bet tiesiog paprastos žvaigždutės neradau. O man labai reikėjo. Tai va, pagaliau radau, nusipirkau visą rinkinį iš tikrųjų, tai širdelių per daug nebūna, čia dar prie to eglutė kitokia. Tas ožys, man atrodo, gaunasi skandinaviškas ir kalėdų senelis kiek kitoks. Tada dar dalykas, aš seniai vis galvodavau, kaip padaryti vonioje, kaip čia dabar parodyti, padaryti vonioje, kad prie kriauklis iš kitos pusės kabėtų rankšluostis, tai galvoju, pakabinsiu šitus, buvau pasiėmusi kitus, galvoju, šitie man tokie lakoniškesni ir pasiėmiau, tai kaip prikabinsiu parodysiu, nes dabar gaunasi nuo kriauklės iki rankšluosčio yra gal kokį 2 žingsniai ir visada pirtyška, grindys purvinos ir taip toliau. Ir dalykas, kurį žiūrėjau ir nepirkdavau, bet aš įsivaizduoju, kad jos galima užklijuoti ir ant tokios vadėžės. O aš kadangi susidėjus ir paskui reikia nukelinėti iš aukštai, tai galvoju, pataupysiu savo nugarą ir, kaip sakant, sveikatą ir geriau užklijuosiu, užsirašysiu kur ir kieno kas, kad nereikėtų 15 kartų atidarinėti dėžės ir žiūrėti, kas jis yra. Ir tuoj atsinešiu dėžę ir parodysiu dar šitą. Atkeliavo tokia didžiulė dėžė ir pagal užrašus matosi, kad tai yra soja ir soja candles. Tai tuoj atidarysiu, iš tikrųjų dėžės dydis ir labai sunku, nežinau, 10 kilogramų buvo nuplėšio jo etiketę, bet tikrai didžiulė ir tuoj, kaip sakiau, atidarysiu ir parodysiu turinį. O turinys yra toks, kad yra krūva kartono. Čia kartono, gerai. Čia yra... O, va, aš kad tripuką panašu gavau dovanų. Ok. Įdomu, nes šitą, man atrodo, neužsakinėjau. Tada popierius. O, vaikyti. Ok. Gerai. Čia yra, taip, kilogramas namų kvapų bazės. Taip, čia yra... Reikia piktogramą žiūrėti, čia yra jautrinanti medžiaga, tai geriau su ją atsargiai. Taip, ir kas čia yra dar? Tai yra 2 kvapai, tai vienas yra mėginukas apelsinas su prieskoniais kvapams ir kitas yra
turėtų būti citrina, mandarinas kažkas. Ai, mandarinas ir granatas. O, čia net jeigu išpilti ir pavojingi aplinkai. Ok, įdomu. Ai, tas pats ir anas. Tai va, tada čia yra vaškas kokosų. Ne, rapsų ir kokosų. Tada, čia nežinau kokie. Ai, čia yra buteliukai kvepalams. Kokio fainumo. Jau matau, kad fainas. Šiek koks grošis. Jėcku. Nu, žodžiu, tai vienas. Dabar kažkaip čia reikia viską neišdaužyti. Taip, tada čia yra... Nežinau, kas čia yra. Ai, čia yra kamšteliai vienokie. Gerai, po to šitą parodysiu. Tada čia rimtai aš tokio dydžio butelį užsakiau. Biškai nepažiūrėjau dydį, man atrodo aš... Jo, 500. Nu, įdomi šis. Pasiautėjau, man atrodo, kad čia 200. Žodį nesižiūrėjau. Nu, bet... Gerai, tai 500 butelis, tada šitie dalykai įkvėpinimui. Tada tamsus buteliukas yra va toksai va. Šitas normalaus dydžio. Tai jisai, man atrodo, yra, tai pasakysiu, kažkaip aš čia biškai. Taip, čia yra 100 mililitrų. Teoriškai turėjo visi būti. Kaip aš taip žiūrėjau, nu, va taip ir būna, kad žiūri į knygą, matai špygą. Taip, čia yra vaško kitom žvakėms, man atrodo, jeigu gerai pamenu. Nu, dabar nepasakysiu, kuris ten yra kitų žvakė. Tikrai nepasakysiu, vienas yra, žodžiu, čia yra rapsų ir kokosų, čia yra kokosų. Tik tai ir vienas iš jų tinka tik tai kitom žvakėm, jeigu gerai pamenu. Tada šitie, kaip sakiau, yra kvėpinimui. Čia yra kamšteliai, iš tikrųjų galima vis tai padaryti, bet kamšteliai. Taip, o čia yra plastikiniai tie apatiniai užkimšimai. Tada čia yra raudoni dažai pigmentai. Kuo geriau, ten kiek skaičiau, kad dažai su pigmentais, tuo, kad tas dažas pigmentas, tuo, kad tai neužkimša knato. Bet kiek lietuviškai. Tada čia yra pagalbinė priemonė degimui, kad, žodžiu, nes ten geriau degtų ir taip toliau. Ir kas dar yra, tai lazdelės baltos ir juodos, ir čia yra natūralios ilgos. Tai aš įsivaizduoju, kad čia yra būtent tam dideliam buteliui. Tai va, kažkurį vakarą laukia mūsų tada rimti darbai. Tai va, žiūrėsim, kad iš to gausis. Tai va, nepraėjo nei diena, realiai nesfilmavau vakar vakare ir atėjo siunta kita. Tai čia su šaltu ginklu. Tai va, bandau atidaryti, nežinau, kaip man tai pavyks. Emas tai ogogo, mane Vita padeda, jeigu ką. Taip. Pirma knyga. Oi, man liko lipni juosta. Ai. Nieko. Nu, žodžiu, dekoras. Čia jau negaliu. Evita, nuimk man. Būsiu moteris. Jei, ačiū. Taip, tai čia aišku, pirma knyga, jisai pats išsirinko, nežinau, ar jis biškai ne per jaunas dar, bet... tačiau gal ir teks. Jeigu... Man iš tikrųjų, kodėl patiko, todėl, kad Svaras čia irgi dalyvavo, tai... Ok. Tada šita knyga brokuota kažkokia, 3 eurai kainavo. O man kartais patinka kažką pavartyti ir panašiai, bet šiaip, jo, aš suprantu, kodėl čia yra 3 eurai, nes... Jinai labai, nu jo, nei vieno paveikslėlio nėra, o mane paveikslėlė labai įkvėpė. Ir aišku, rašymas tai atrodo, kad čia kokių entųjų metų. Na, žodžiu. Kada jos leidimas yra? Pirmas. Turbūt labai seniai. 25. Na, nežinau, pažiūrės. Pirmas įspūdis šiaip sau. Kažkaip ten, kai internete žiūrėjau visai kitaip. Gerai, čia yra dovana.
Išsirinkau, sakykime, vaikas pats, čia irgi vaikui. Aišku, čia matau 2,6, bet kadangi pats skaitys, tai manau bus labai gerai. Svarbiausia, kad būtų apiperatus ir galėtų pats skaityti. O, dovanoju šitą tau. Tada čia ši knyga, nes mes šitas knygos pasirodę neturėjom, bet tokia rimta. Kiek čia jinai? Oho! Neperskaitys taip lengvai, nu su tėčiu turės skaityti. Tai va, klasika, kaip sakant. Ir dar viena knyga apie Willą Smithą, tiksliau, Willo Smitho autobiografiją. Tai jo, čia turėtų būti, o čia net ir nuotraukų yra. Tai jo dukrai dabar 23 metai, nieko savo. Žodžiu. Ir dar čia nuotraukų. Aš manau, kad bus įdomu, nes paskaičiau ištrauką, tai man žiauriai patiko ir man šiaip Willas Smithas patinka, tai... O kodėlgi ne? Tai va, tai žodžiu tiek ir tų pirkinių. Žiūrėsim, kaip patiks šita. Jeigu nepatiks, tai iškeliaus, pavartysiu kažkaip tai. Nes čia, pavyzdžiui, yra kažkoks individualus vonios gelis, maudymasis su žolelėmis, kasdienės ir specialios maudynės su rožių ir levandų žiedlapiais, plaukų dažai. Va tai va. Nu, žodžiu. Esmė tokia, kad nusipirkau, šiaip knygos visada yra gerai, tik tai kartais tokių būna keistų knygų. Nu, tai šitą, bet sakau, negaila, kad bent jau 3 eurai. Tai va, ir kažkur ten defektas, kad pageltė lapai, tai nežinau, ar čia, kurioje čia vietoj tas defektas. Čia va kažkas palankstyta va, turbūt dėl šito. Nu, bet čia dėl tiek, tai kaip sakant. Tai va, ir jo, čia kažkur dar yra tokia kaip deformacija, kažkur mačiau. Bet tai viskas gerai. Tai va, tokie ir pirkinukai. Einam susidėlioti, supakuoti, ką reikia ir tiek, ne? Sveiki. Tvarkuosi kambarį ir tiesiog užėjo noras pafilmuoti. Iš tikrųjų, kodėl? Pirmiausia, seniai nefilmuoti, normalu. Antras dalykas, tiesiog yra labai keisti jausmai ir noriu juos pasidalinti su jumis. Ačiū, tai gal yra visiškai nesąmonė, nu be žodžio. Esmė tokia, kad aš labai daug dabar dalykų, vis tvarkausi, ten kažką išmetu, kažką atiduodu, kažką apdedu į Vintedą, ten į Facebook kažkokias grupės. Kai kurie dalykai jau yra sėkmingai parduoti, aišku, ten sumos juokingos, pavyzdžiui, kažkas už 3 eurus. Bet faktas, jeigu naujas daiktas pas mane guli, tai ką mes turiu galėti, gal iškeliauja. Ir žodžiu, buvo toks vainikas kalėdinis pas mus ir, toks ten pirktinis ir jisai tik dėžė ir gulėjęs ir, kaip sakant, paveldėtas, vadinkim taip, ir mes jo nenaudosim. Ir aš įdėjau į Vintedą parduoti. Ir vakar vakare, aš žiūriu, ištrintas mano skelbimas. Ir susisiekiau su Vintedo administracija, sakau, tais aptarnavimo skyrium, sakau, kame problema, tai prasme, kodėl taip yra ir panašiai. Tai, sako, draudžiama yra prekiauti kalėdiniam dekoracijom. Paguglinau, pažiūrėjau, kiek ten kas prekiauti, tikrai tų kalėdinių dekoracijų daug yra. Tai man pirmiausia, kokiu pagrindu. Tai yra, tiesiog, ne tai, kad čia man labai svarbu parduoti tą vainiką. Kalėdą švenčia, visi žmonės vienaip ir kitaip. Ir tai yra, ne tai, kad tai yra mažos bendruomenės šventė, tai yra pasaulinė šventė. Tiesiog labai keistai ten susirodė, bet okei. Tai va, ir tvarkausi, turiu idėjų dėl kambario ir turiu tą candles žvakę, dėžę. Ir planas šiandien pabandyti padaryti, bent jau nežinau, ar kvapus ar kažką. Ir pažiūrėti, kaip tai gaunasi, ten tada mediniai burbuliukai. Tiesiog, kad pradėti jau su šitų dalykų dirbti, tada dar noriu sugalvoju virpelius tokią daryti. Irgi, jeigu pavyks, parodysiu. Kažkaip, ką ir iš ko. Žodžiu, minčių yra daug, bet laiko realiai yra 12 valanda ir, kaip sakant, nežinau, kiek mes čia spėsim, nes dar prie viso to reikia 2 valandą vaikai kai kur turi būti, tada dar galbūt atvešu vieną vaiką ten pasaugoti, kaip sakant, valandėlį kitai. Tai ten irgi viskas koreguojasi, tai žodžiu, bet sakau, tokia nuotaika, tai ką dar, o šiaip tai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų pardaviau ten keletą dalykų, kurie pas mane gulėjo ir vinibatai, kuriuos nusipirkau realiai vieną kartą uždėjau ir supratau, kad ne,
jie gulėjo ir aš vis pamiršau ir į mamų mugę nuvežti ir sakydavau, čia greitai realiai per vieną dieną pardaviau, net per 3 valandas, man atrodo, tada suknelė ten vieną irgi pirkau pernai kalėdiniam baliui, jinai man netiko, tai šiemet per Helovyną vieną kartą užsidėjau ir viskas ir iškeliavo, irgi jau gavo. Tai va, susikroviau ant fotelio dar tai, ką reikia perdažyti, žodžiu, tokių rankdarbėlių laukia tikrai daug ir sakau, noriu susitvarkyti, noriu pakeisti šitą daiktą, čia dabar net ir nebešviečia realiai ta lemputė, bet pakeisti, sudėti kažką tokio, nežinau, gal kalėdinio, gal ne, bet bent jau rudeniško, gal giliukus kokius sudėsiu, gal kažką, gal kankorį ir, nežinau, iš tikrųjų pažiūrėsiu, ką turiu, bet tiesiog, kad kriauklė, jau yra ne vieta. Ir dar šiandien turiu suredaguoti video, nes šiandien yra sekmadienis, rytoj vėl darbai ir visą kitą. Tai ateinu tvarkytis pusryčių, tai aišku, tokie čia ne pusryčiai, vėlyvi pusryčiai ir noriu pabaigti kambarį, dar nagus reikia persidėti. Žiūriu, aš vien tai, ką pasakiau, tai aš jau matau, kad kažko aš nespėsiu, tai gana pliurpti, reikia eiti dirbti ir ką galėsiu tu pasidalinti. Žodžiu, aš tradiciškai su siuntiniais, tai čia yra žvakis. Žodžiu, išpakuosiu, čia yra sakymas iš Temu, čia yra Evitai marškiniai mėlyni, nes jie ten reikia vienam tokiam projekčiukai. Tai tuoj išpakuoju siuntas, kas kur ir kaip. Čia bus rūbų, tik man labai maža pakuotė atrodo. Tai bijau, kad tie rūbai bus tokio plonumo, kad ojojoj. Nu, bet nieko, tai pažiūrėsim, kas čia kaip čia. Žodžiu, užsakymas atrodo taip. Tai pirmiausia, Vintedas, ką aš sakiau, tai yra žvakutės su baterijom, reikės nusipirkti baterijų, jas aš noriu dėti ant eglės, rečiosios prisegamos, tokios čik. Žodžiu, taip, va. Kad būtų paprasčiau, turbūt jau aišku, kokia mano eglutė šiemet bus. Va tokios, nu, žodžiu. Man žiauriai užsinorėjo, nors tu ką, nežinau, kodėl būtent šiemet būtent taip, bet kažką darysim. Čia net šviesumą galime reguliuoti. Evitai mėlyni marškiniai, kaip sakiau. Taip, tada iš eilės dalykai. Vienas dalykas, tada čia turėtų būti 4, bet man jie kažkaip labai... Net išsigandau, kad atėjo tik vienas, bet pasirodo visi 4. Ir dabar galvoju, ar jie nebus per dideli. Esmė, kad mes turėsim fotosesiją šeimos ir čia šeimos plačių mastų, ne tai, kad mes 5 ir mažom mergaitėm nusprendėm dėti kaspinus, tai tokie rimti, sakyčiau, nes ant galvos. Gal bus gražu iš tikrųjų, manau, puošnu, bet žiūrėsim, kaip ten bus. Tai va, tada, ką kol kas galiu parodyti, tai čia yra plytelių tarpų markeris. Pažiūrėsiu, kas iš to gausis, noriu vienai vietoje išbandyti. Ar tai yra sąmonė ir nesąmonė, žinau, kad kai kur žmonės tą naudoja ir yra pasiteisinę, nežinau. Sužinau, kad toks yra, noriu išbandyti. Dalykas, kurio ieškoju Lietuvoje, niekaip negalėjau rasti, o vienintelis, kur radau už 22 eurų ir toks, kuris atrodo akyse sulūž, tai yra siuvinėjimo ta, aš nežinau, kaip jis teisingai lietuviškai vadinasi, bet žodžiu, punch needle set, tai žodžiu su įvėrimo tuo ir taip toliau, tai vat bandysiu, nes vat prisireikė nors tu ką, kaip sakant, tai žiūrėsim, kas iš to gausis. Tada taip, Evita norėjo lipdukų tokių, čia kažkokie vintažiniai, man atrodo, vieni gyvūniukų, vieni vintažiniai, tuo man labai kažkaip pirštas skauda šitą, bet aš bandysiu gal kaip nors. Akyta, kur buvo Akyta? Čia bus mano. Čia man atrodo Akyta, taip? Panašu labai. Tai va, tai čia yra šuniukai, o čia yra visokie užrašai. Šitas geras. Čia reikės paskaityti, čia manau gal gerų minčių visai yra. Tai va. Žodžiu, paskaitinėsiu, kas čia. Reikia padėti šoną kol kas. Viskas iš eilės, kaip sakant. Ten apačioje kažkas kažko nevalgo įtariu. Gerai. Tada kitas dalykas yra, va tokie, čia Evitai, yra plaukų segtukas. Kaip jisai veikia, aš nelabai dar supratau. Bet turėtų būti gražus. Jos ilgi plaukai, tai turėtų tikti, bet ir sunkus. Tikiuosi neiščiuoš. Taip, tada plytelių tarpam plauti dalykas. Iš tikrųjų, aš studentų šepetukų dabar darydavau ir kai pamačiau, kad su tokio merginos daro, tai, kaip sakant,
nusipirkau, kainuoja nedaug, bet turėtų būti tikrai patogu. Tada šitas išpakuosiu. Čia irgi fotosesijai suknelės 1, 2, 3. Tuoj pažiūrėsiu, ar čia viskas tinka, netinka. Tada 2 siuvinėjimo lankeliai, juos pirkau ne siuvinėjimui bent jau šitą, bet, vieną naudočiau kartu su šitu, o kitą kaip makrame išpinti, nes jie tokie tvirti, o tas, kur aš pirkau kiti, tai buvo labai deformuoti. Šitų viskas normaliai, forma gera. Taip, gerai išpakuoju likusius dalykus ir parodysiu. Nežinau, ar jūs kažką suprasit, bet yra mano suknelės viena. Čia jinai su plačiu tokiu kaip diržu ir man kas nepatinka, šita dalis labai tokia pigi atrodo, tai jeigu pasiliksiu, jeigu tiks, man suknelį reikės kažką galvoti. Šiaip čia yra, aš pasimatuosiu ir paskui uždėsiu. Labai plona atrodo ir labai tokia besiplaikstanti, tai man nežinau, ar patiks. Bet kaip sakau, pasirodysiu, tai vienas dalykas, jau supainiau, kur kas buvo, čia buvo šita. Tada antra suknelė šita, bent jau iš pirmo žvilgsnio atrodo daug fainesnė, prie jos irgi yra diržas, bet tokia visiškai easy. Ir medžiaga kiek storesnė ir malonesnė. Diržas, kaip sakiau, yra, irgi pasirodysiu. Kaip sakiau, noriu parodyti, kaip atrodė man suknelės. Tai šita žalia modelis kaip ir ok, bet medžiaga buvo beprotiškai plona. Ir problema yra tame, kad jinai labai elektrinosi. Video praktiškai nesimatė. Na, o šita tai tokia... Nežinau, nepatiko, nes rankovės labai kažkokios didelės, visa kažkokia atrodo išplatina ir jos abi gražinau. Tada, kas man dar yra, kadangi mes su Evita šitą vieną turim, tai nusipirkau, nes tas jau ir visai baigėsi. Tada gėlėm, bet manau, kad bus jis man per mažas visgi. Nors gal ir ne. Vieną konkrečią gėlę pirkau. Taip, reikės pasižiūrėti ir tada Evitai fotosesijai irgi suknelė, va tokia. Nežinau, jinai nebus per maža, nes kažkaip atrodo labai tokia, nors dydį žiūrėjo, viską derinau. Ant 1,70 m, nepanašu, kad čia 1,70 m, nes jinai turėtų būti, man atrodo, liemo vien turėtų būti kur. Aš esu 1,70 m, tai jeigu taip žiūrėt, tai va kur liemo. Pas mane jau čia logikos daugiau, pagal ilgį vien tik tai. Bet, žodžiu, grįž po treniruotės, pasimatos, pažiūrės, tikiuosi nereikės ieškoti, nes jau fotosesija labai greitai. Tai va, dabar reikia uždaryti duris, eit pavalgyti, tada persirink matuoti. Na, o dėl žvakučių išbandžiau, tai čia pirma įdėta viena vėliau. Realiai tikrai labai gražiai ir tuoj pasimatys kokia spalva, tai ne balta, tokia gelsva, graži ten amber, pas mane yra pasirinkimas. Atrodo taip, kai tikrai degtų. Ir Sabrina čia prisijungia prie mano apžiūros. Ir yra galimybė keisti spalvas, yra padaryti šaltą baltą ir panašiai. Ir pas mane kaip rodžio tintų antgalių yra skirtinga šita spalva, kuri dabar matosi. Šitą spalvą aš pasiliksiu, manau, ir dėliosiu. Ir mačiau, tokių dabar yra Lidle, tik tai kaina ženkliai didesnė. Tai ačiū, kad buvot kartu ir iki susitikimo kitose video. Ate!